Tu sakai, kad vaikam yra svarbu atsiskirti ir tada kitų požiūrių pasukim. Na, yra žmonių, kurie sako, kad, žinai, mano geriausia draugė tai yra mama. Žmonių, kuriem jau yra 30 metų, tarkim. Kaip tu manai, ką šitas pasakymas jisai slepia? Man turbūt labai retai tenka taip girdėti, kad mama būtų geriausia draugė. Duok dieve, jeigu draugė, tai jau yra gerai, sakyčiau. Bet jau, kad ten geriausia, artimiausia draugė, tai nėra toks dažnas atvejis. Ir tai turbūt net ir nebūtų labai sveika, nes tai rodytų kažkokį truputėlį tą neatsiskyrimą, lyg aš vis dar esu priklausoma tada galbūt nuo mamos. Nes iš tikrųjų, kaip sakiau, kadangi vaikas pasaulį mato per santykių su mama, ne, tai tas vertinimas pasaulio per mamos prizmę, jis realiai tai mums išlieka visą gyvenimą. Ir jeigu aš taip ir lieku sulipus su ta mama, reiškia, aš neįgyju savo vertinimo. Aš taip ir vertinu tada visą savo gyvenimą per mamos akimis. Tai šitoj vietoje aš nesakyčiau, kad tai yra labai sveika, visiškas toks sulipimas. Kad turėti draugiškus santykius su mama, tai yra viskas tvarkoj, tai ir būtų turbūt siekiamybė turėti draugiškus santykius suaugus su savo mama.